Miesto detektyvai tai miesto žaidimas, kurį patys miestiečiai sukūrė savo miesto gyventojams pažinti ir atrasti Klaipėdą iš naujo kaip jūrinį miestą su jūrinio paveldo objektais. Tai yra žaidimas, stalo žaidimas, kuriuo mes siekiame, kad žmonės susitikę kuo daugiau bendrautų. Tai yra detektyvinė galimybė tapti detektyvu ir keliauti su savo draugais, su kompanija, gali būti ir kaip protmūšis, ir gali būti kaip detektyvinė, kas greičiau komanda suras tuos objektus. Žodžiu, tai yra žaidimas, kuris turi daugybę funkcijų, netgi 5 žaidimų variantus, kuriuos mes siūlome, o svarbiausiai tai kviečiame visus žmonės prisijungti prie žaidimo kūrimo toliau, kad jis taptų gyvas, kad kiekvienas žmogus surastų savo kažkokį tai indėlį čia, gal kažką tai patartų, ko turėtų nebūti, arba kas turėtų pasipildyti kuo, dalintųsi šiuo žaidimu. Apie žaidimą galima būtų sužinoti daugiau ir ten dalintis, tai www.menokiemas.lt puslapyje ir paskyroje tokiu pat pavadinimu. O šio žaidimo pagrindinė gal mintis yra tai, kad Klaipėda yra jūrinis miestas, tik dažniausiai tai yra apie tai labai mažai kalbama, nes dažniausiai tas jūrinis siejasi su uostu, o kad visa miesto struktūra ir gatvių ir pastatų yra sukurta kaip jūriniai objektai, tarnauti jūrai, tai va šio žaidimo pagalba visi gyvenantys čia Klaipėdoje galės iš naujo atrasti savo miestą. Žaidimo dėžutėje kiekvienas ras įkalčių bylas, kas yra detektyvams būdinga, tai turėti įkalčius, kuriais galima tirti, tai vadovaujantis įkalčių kortelėmis bus galima ieškoti tų objektų. Yra kultūrinis žemėlapis su šiandienos žemėlapis, pagal kurį orientuojantis galima irgi bandyti atrasti, o įkalčių kortelėje yra sparnuota frazė, yra reikšmingi istoriniai faktai, kuriais pasidalino istorikas Dainius Elertas, yra nuotraukos senosios Klaipėdos, kaip atrodė tie pastatai kažkada, yra fragmentai iš senųjų žemėlapių ir yra pakeliui objektas, į kurį mes irgi taip pat kviečiame atkreipti dėmesį. Tai yra ne tik tas pagrindinis, kurio ieškom, ir pagalbinis, kuris galėtų pagelbėti atrandant tą objektą. Ir yra dar toksai dalykas, kad šitas žaidimas, kaip ir minėjau, 5 variantai žaidimo, tai viena iš jų detektyvinė ekskursija, o visi kiti galimi variantai yra sėdint namuose prie stalo, žaidžiant kaip dėlionę, žaidžiant kaip loto, kaip atminties žaidimą. Ir taip dar mes rekomenduojame visiems istorijos mokytojams kaip pagalbinė priemonė istorijos pamokose, kuriuose vaikai galės atraktyviai sužinoti apie Klaipėdos miesto istoriją.